Na tai pradėsime apšiltinti kiaušinio lukštą. Čia turiu anties. Kiaušinuką, žinoma, jau čia tik tai lukštas. Turiu siūlų medvilninių. Nu, jie tokie storesni, tai greitas darbas būna. Galima ir plonesnius naudoti, svarbu būtų nepaukuoti. Aš nuo plaukų dažų turiu pasilikus buteliuką, man jis nepaprastai. Va šitiem darbam tinka, bet jeigu jūs neturite, tai galima tiesiog teptuku. Ant ko nors dažų truputį, nu, pavyzdžiui, ant ko nors truputį užsidedu dažų. Teptuku pasivilgau, nu ir ištepu. Netepam didelį plūtą iš karto, paskui labai terliuojasi pirštai. Va, truputį patepim. Nu, su teptuku irgi gerai, bet teptuką tai vis laikas išlaiko, reiktų plauti. Ir dėl to va minusas toks. Taip, dar reiktų pasiruošti dantų krapštuką. Pataisyti netikslumam ir pradžią jis labai gerai padeda. Aš taip pat į galiuką įgrūdu į tą skylutę išgręžtą. Nu, va taip. Na ir pradedu sukti. Pradedu sukti apie tą skylutę. Čia gal ne centre. Bet nieko baisaus, viskas paskui pataisoma eigoje. Medvilninis siūlas prie šito natūralaus kiaušinio lukšto labai gerai prilimpa. Jeigu bus sintetinis siūlas, ar jau jis sunkiau valdyti. Arba, kad ir medvilninis siūlas, bet plastikinis kiaušinis. Nu, taip pat, žinoma, įmanoma viskas padaryti. Aš apvyniojus va plastikinius kiaušinius. Nu, viskai ilgiau padėti reikia kantrybės. Viskas įmanoma, viskas padaroma. Ta pati pradžia truputį čia, nu, reikia kantrybės, o paskui tai labai smagiai viskas eisis. Ir dabar va jau neblogai. Svarbiausia siūlą neužtempt. Nes kai jūs patemsit, tai jis palys po apačią, po prieš tai apsukta tą eilę. Švelniai prispaudžiam pirštuku. Va, tokia pradžia. Na, paskui įsitepu klijais, nu, maždaug centimetrų toks storių, juos tokie. Klijai turi būti neskiesti. Skiesti, tai jūs tą nesuvaldysit, jums bėgs. Ir būtų gerai, kad stengtis neištepti paties siūlų. Nes paskui lieka dėmės. Negražiai atrodo. Čia pats siūlas kažkoks. Bet irgi nieko tokio. Labai gerai, tai iki vidurio labai gerai viskas einasi. Siūlą laikau, o patį kiaušinį suku. Paskui tik paspaudžiu, arba į delną paspaudžiu. Labai gražiai viskas gaunasi, be tarpelių. Kai kur klijai biskį išlenda, bet jūs jų netepliokit, sudžius ir viskas tvarkoj bus. Labai žinoma, storai irgi tų klijų nereikia tept. Nu, pabrūkšniuoju aš jų. Kai su teptuku, tai lygiau užsitepa. Bet čia nebūtina, kai jau taip lygiai užsiteptų. Na ir šitaip važiuojam.
prie pat siūlą prie, pirmiau užsuktos eilės, kad nebūtų tarpuko, bet ir neužveržt, kad nepalystų po buvusią eilę. Čia, kai į pakalnę, kai aš sakau, kai sukasi siūlas į pakalnę, iš pradžių labai gerai būna, kol neima smailėt link čia jau paskui. Iki pusės gal nelabai čia į pakalnę galima sakyti. Beveik galima sakyti į kalną. O jau paskui, kaip į tą nusmailėjimą, jau truputį darysim kitaip. Galima, žinoma, galit jūs, jei turit kantrybės, galit nenutraukus siūlo ir vyniot, bet reikės vis pristumti jau. Ar su dantų krapštuku, ir taip paskui labai įsiteplioja klijais tie žaidimai. Aš tai tiesiog nukerpu siūlą iki pusės atvinios, o man kai pradeda daryti tarpai tarp siūlų. Matysit, pademonstruosiu, kaip viskas. Iki pusės jau mes dasukom. Tiksliau aš dasukom. Ir dabar jau kiaušinis smailėja, siaurėja į apačią. Ir jau labai lėtas darbas. Kiekvieną jau man reikia. Vat ir darosi tuoj tokia, aš nežinau, matot, tarpukai darosi jau. Prūperšiukės, va. Turiu kiekvieną kartą sustumt. Sustumt. Man nepatinka šitaip. Aš ko gero gražiai nukirpsiu. Štai visada darau. Dabar su pirštu gražiai aplink šitaip užspausiu. Labai gražiai viskas užsibaigė lygiai. Čia truputį siūlą su kažkokiu brauku. Nieko tokio, viskas čia gerai. Ir viskas dabar nuo kito galo taip padarom. Taip pat pradedam. Suksim klijais ratuką. Vėl įkišiu į skylutę, kad jis man netrukdytų tas galiukas, nesimaskatuotų. Ir gražiai prispaudžiam vis ir vėl sukam ratuką. Sukam. Reiks prilaikyti. Pirštą reikės truputį susitepti. Jau ta pradžia tai truputį sudėtingiau, bet nieko baisaus, mes viską padarysim. Nesinori siūlų ištepti. Kur tinkai. Tiksliai, į pakalnę siūlas keičiasi, tarpai lieka, o dabar į kalną lipsim. Kalną pasirodo daug paprasčiau. Čia yra relaksas. Grynas relaksas, užsimiršimas nuo viskų. Štai dabar žinoma plepukai suku. Ir ta pati pradžia truputį užtrunka, o paskui labai greitai, viskas greitai. Užspausiu gražiai. Jisai sakė, kad liks klube.
Nežinau, kas jam yra. Nežinau, dėl ko toks prislėgtas. Gal tai susijęs su tavim. Bet Na ir taip toliau. Ir viskas. duosiu tau Ir sukam ratuką, ir sukam, ir sukam, ir sukam. raktus. Prireiks. Ačiū. Ir sukam, ir sukam. Ir taip iki ten, kur užbaigiau pirmą pusę. Jis tavęs nenusipelnė. Tikiuosi, tu tą supranti. Ką tu čia veiki? Kadangi likai tu, likau ir aš. Na gerai, dabar aš paspausiu pauziukę, čia nėra ko tamt laiką, paskui labai ilgą vaizdo įrašą sudėtingą įkelt. Žyklos į man mojavo. Šipsojosi, Na štai aš dabar kai supausi. jau beveik daėjau iki vidurio. Ir staiga jos netekau. Čia dabar gal šitas galas per storas. Patepsim tą plyšiuką dantų krapštuku, kad kuo mažiau įsiteptų siūlas. Grįžėt. Manot, kad tai žaidimas. Taip. Nu, čia tų margučių dekoravimo būdų, visų tokių originalių, netradicinių, tai yra visokiausių. Kambarį. Ir man visi labai patinka. Galima apnert biseriu. Aš dar šito nebandžiau ir nemoku. Galima apnert siūlais, apmegst. Na va, truputį, ne visiškai. Jeigu baigėsi Lygiai čia gavosi, truputį vienoj pusėj plyšiukas lieka. kad gavai visą tvarkymą. Ir aš parodysiu, kaip aš su juo susitvarkysiu su tuo plyšiuku. Jūs taip pat. Krapštuku kiek įmanoma įtepu. Nukirpsiu. Nu, gražiai Teisininkai paruošė į sutartis. tarpuką įklijuot. Taip, dabar liko pro peršėlį. Aš jas pasirašiau. Praplėsim ją. Reikia tik jūsų parašų. Ir Praplėsim, visi gausit savo palikimo dalį. praplėsim. Ir, žinoma, patepsiu klijais. Nejaugi. Kaip dosnu grąžinti tai, kas mums priklauso. Man dirba širdis sesutės. Vos ašarą sulaikau. Ko tu nori mainais, broli? Būkit su mama. Ji daug patyrė. Nenoriu, kad vėl kentėtų. Arba skambink savo tėvui. Jis norėjo, kad gautumėt savo dalį. Tai tegul pasirašo skyrybų sutartį. Ir tuoj pat išsiskiria su mama. Tai viskas, ko aš noriu. Turiu dar vieną sąlygą. Bet tai visai mūsų. Tik tą negražų gabaliuką. Broli. Su kažkokia dėme. Na, vai, dabar klijus nuėmiau. Atsiprašau. Manau, kad prisiklijuos ir tai.
Neliūdėk, Edžio. Broliai nepyks ant savo seserų. Ką aš tau sakiau? Į tarpą gražiai. Nagu krapštuku įstumiam, įspraudžiam. Net nematau ties, kur dabar. Ai, čia. Kur galiukas. Nu, nukerpam, kas nereikalinga ir įsprausim. Ar dabar vien skambink tėčiui. Turime jam pasakyti. Pagrobtas Ešrefo Soisalano anūkas. Sūneli, šiandien pasirašysi skyrybų sutartį ir pranyksi, o mes gausim savo dalį. Ir išsiskirsim taikiai. Ir viskas. Šitų gal nereikia čia jau. Kaip Per viskas daug. Tikiuosi supratai, kad visi mano sprendimai buvo priimti dėl jūsų gerovės. Nepasigailėsit, jeigu liksit mano pusėje. Aš jūsų tėvas. Niekas jūsų nemyli taip, kaip aš. Na štai. Dar biskį galima būti. Bet čia nieko baisaus, mes. Jeigu kur... Aš visą laiką žiūriu, kur negražiai tas siūlas apsivyniojęs, tai vis pritaikau, paskui užklijuoju iš sedulos motyvuką. Neužsiklijavau, biskį klijų reikia. Tai va, tokia technika, o dabar reikės prisikarpyti, prisipjaustyti sedulos šakelių, didesnių, mažesnių, visokių dydžių ir va, padarysim, kad šitai būtų. Čia tai buvau Kinijoje parsisiuntus šniūras, pasirodo, čia jis sodininkų tas šniūras, bet kaip jisai gražiai man apsavyniojo. Sintetinis kažkoks šaltinis, bet nieko, viskas gerai išėjo. Žinoma, ant natūralaus kiaušinio klijavau. Tų raštų tai galit prigalvoti visokių, jeigu tik tai turit kantrybės, tai ir smulkesnių. O kai čia aš tiek prismulkinau. Su dantų krapštuku. Na tai šitą paskui parodysiu, nesvarbu. Dar aš turiu numačius tokį vieną mums labai smagų užsiėmimą padaryti Fabergé kiaušinį. Nu, žinoma, imitacija. Man jį tai visai smagu daryti, nes ten iš visokių medžiagų jūs galit nusipiešti motyvuką ant kiaušinių. Tai čia taip daleiskim kažkokį nusipiešit, kokioje vietoje, paskui aplink ornamentais, karoliukais, grandinėlėm, dažais. Žinoma, reikės stoviukų, ant kažkokio stoviuko jūs būna, ant kojų keistas Fabergé kiaušinukas. Šitų aš jau nusižiūrėjau, aš ko gero pasirūpinsiu, tai jie visiškai nebrangus, apie 50 centų kainuoja. Aš norėčiau, kad mes padarytume parodą. Visos po vieną padarytumėt. Jau čia jūs savo fantazijai duotumėt valią. Tai va, kai susitiksim, pakalbėsiu, o dabar vyniokit. Tų siūlų, tai aš visą laiką nueinu į Humaną. Ieškau. Aš čia Humano jų ir prisipirkus. Va, kokia graži šita spalva. Na, čia kai ta lempa šviečia, tai nesumato, va, ji tokia oranžinė. Raudona, kokia skani. Nu, gražių turiu spalviukių.
Čia vienam kiaušinukui tai nedaug reikia, va kai kurių tai turiu 2. 2 ruliukus tų pačių. Čia biškį tamsesnį, violetinį. Geltonus tai mažai turiu. Va taip. Tai baigiu. Iki pirmadienių.